Visų pirma, tai yra Klaipėdos universitetas. Aš baigiau menų fakultetą, studijavau 4 metus, įgijau režisierės diplomą ir ta vieta, galiu pasakyti, buvo tikrieji mano tikrosios aukštosios studijos. Nes po to baigiau dar keletą universitetų ir Paryžiuje, ir Vilniuje, bet tai buvo pats pirmas toks gryniausias, tikriausias universitetas, kur dirba be galo daug žmonių, kurie yra pasišventę būtent pedagoginiai veiklai. Ne tai, kad jie dirba 5 darbuose ir kuria meną ir patys, reiškia, dar truputį padėsto, bet tai yra, tuo metu tai buvo tų žmonių universitetas, kurie iš tikrųjų dirba iš pašaukimo. Ir tas Klaipėdos universitetas Liepų gatvėje, tuometinė konservatorijos filialas, man išliko tokia menų iš tikrųjų mūzų centras. Ir tai yra, labai norėtųsi tą toliau puoselėti ir auginti, ir kad Klaipėda augintų savo universitetą toliau. Bet tai yra ne tik tai, tai yra ir jūra, tai yra ir žmonės, tai yra be galo daug kitų dalykų, kurie sieja. Po to 18 metų aš darau vasaros medijos studiją, kuri vyksta Neringoje. Neringa ir Klaipėda vis tiek yra labai šalia, tai yra bendras ryšys. Ir kadangi kiekvienais metais, kiekvieną naują kino kartą vežu kurti filmų į tą pusę, į tą kraštą, į tą pajūrį, tai ir norisi toliau puoselėti ir kultūrinius ryšius su kino menu. Kūrybinės dirbtuvės aš organizuoju 18 metų. Tai yra Europos kino mokyklų kūrybinės dirbtuvės ir kasmet organizuoju Neringoje. Šiemet pabandysim perkelti šitą projektą į Klaipėdą, bet aš įsivaizduoju, kad Klaipėda, kaip ir kiekvienas pajūrio miestas ir dar tokią kultūrą turintis miestas, yra neišnaudoję savo kūrybinio audiovizualinių menų, ne tik tai kino potencialo. Kad yra didžiulė terpė tiesiog niešti rankos, kaip norisi ką nors padaryti, kad to galėtų vykti daugiau. Kiekvienas projektas turi savo erdves. Aišku, ne originaliausia yra filmuoti tiesiog pajūrį. Įdomiausia, ką galėčiau pasakyti, yra visas senamiestis, visa kultūros paveldas, galiausiai Karklė ir viskas, kas gali būti. Mano diplominis filmas Likit sveiki nufilmuotas Klaipėdos senamiesty, Bažnyčių gatvėje. Tai man menai prasideda iš tikrųjų bažnyčių, mažytė bažnyčių gatvelė Klaipėdos senamiesty. Yra dvasia, kuri yra Klaipėdos senamiesty ir yra kultūra ir yra seniausi namai, kurie pastatyti ir tai yra kad tai yra šaknis, tai yra mūsų kultūros šaknis ir tie dalykai yra neišfilmuoti, daugelis lietuvių filmų yra filmuoti Neringoje, bet Europos kinų Klaipėdą dar reikia atrasti. Klaipėda, Palanga, Neringa turi tapti Europos kultūros sostinė, nes turi didžiulį kūrybinį potencialą. Ji turi tapti kultūros sostinė, nes turi didžiulės etno šaknis, kurios turi būti atskleistos ir parodytos visoje Europoje. Vilnius buvo kultūros sostinė, bet Klaipėdos kultūros sostinė turi būti visiškai kitokia. Ji turi būti orientuota į žmogų, į kūrybiškumą, į gyvus projektus ir išliekamąją vertę. Ir tai, kad mes turime visiškai skirtingą mažosios Lietuvos kultūrą, mes turim ją parodyti, atskleisti pasauliui. Turiu vieną netgi pradėtą projektą ir galvoju, ir vaikštau, ir mąstau, turiu ir partnerius ir galvoju, kad dokumentinį filmą apie Anikės aikštę yra būtina sukurti. Būtina surasti visą kino paveldą, kas yra filmuota apie Klaipėdos senamiestį. Ištraukti dienos šviesą, panaudoti ir padaryti iš to gražų filmą. Ir reikia prisišaukti visų Baltijos regionų žmonės, studentus, jaunus kino kūrėjus ir iš tikrųjų tai padaryti kino miestų, nes kinas kol kas turi be galo daug laisvos erdvės. Nuo to, kai kino studija buvo filialas Vilniaus, praktiškai dabar to nieko nėra ir mes turim didžiulės galimybės iš tikrųjų sutelkti jėgas ir daugiau kino mokymų, daugiau kino kultūros, daugiau kino filmų perkelti į šitą kraštą, į Klaipėdos miestą, nes tai yra ir universitetų miestas, ir jaunų žmonių miestas, ir labai tarptautinis miestas, kur yra daug įvairių tautybių ir kur galiausiai visada kvepia laisvė ir jūra, nes iš ten atvyksta žmonės, atvyksta didžiuliai laivai, ir tai galima didžiulius dalykus padaryti.